Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai, klausytojai, draugai ir nedraugai. Tęsiantis Amerikonų ir Izraelio agresijai prieš Iraną, norėčiau trumpam peršokti priešingą Atlanto pusę ir pakalbėti apie Kubą. Nes prieš keletą dienų buvo ištransliuotas labai įdomus Trumpo pasisakymas. Štai čia galėsit matyti amerikiečių portalo CNN straipsnį, o šitos laidos aprašymę galėsit rasti ir nuorodą į vaizdo įrašą, kur Trumpas atvirai pasako, kad dabar mes tvarkomės Irane, vienaip ar kitaip susitvarkysim ir nepriklausomai nuo baigties, sekanti bus Kuba. Tai yra 50 metų anot Trumpo Kuba spiriojosi, neklausė, labai blogus dalykus darė, bet dabar jau reikalas pribrendo, Kuba kris, ir ten įvesim savo, tai yra amerikonams parankę valdžią, amerikonams parankų režimą. Ir bus labai gerai, gera, gražu, smagu ir taip toliau ir panašiai. Ir pamaniau, kad vertėtų tai pakomentuoti, nes iš esmės čia yra tos pačios temos, tai yra ne tik Irano karo temos, bet aplamai JAV, NATO, ES imperijos agresijos prieš likusi pasaulį, tai yra prieš žmonijos daugumą, šitos temos, šitos problemos tąsa, šitos problemos dalis. Tai pradėti, manau, reiktų nuo konteksto. Kontekstas tai yra koks. Jau kurį laiką amerikonai yra įvedę prieš Kubą blokadą kuro. Tai yra į Kubą neleidžiama įvežti benzino, dizelio ir panašiai. Tiesa, čia prieš gerą savaitę buvo pasklidus žinia, būktai rusai pasiuntė tanklaivį Kubos link su tikslu padėti jiems šitą krizę spręsti, bet pasirodo tas tanklaivis sustojęs kažkur Atlante ir dreifuoja, žodžiu. Toji misija taip ir nevyksta. Kinija, neva tai socialistinė, irgi daug kalbėjo, daug žadėjo, daug deklaravo, bet konkretaus veiksmo iki šiol jokio nematyt. Tuo tarpu Kuba savo viena sėdi, gauna nebent humanitarinę pagalbą, maistą, ten drabužių ir panašiai pavidalu. Ir šaly jau masiškai trūksta elektros, trūksta energijos ir sutrikusi yra elementari infrastruktūra. Ir esant tokiam spaudimui, amerikonai ir tikisi, kad Kubą galima bus parklupdyti galbūt viduj surengiant perversmą, ar taip vadinamą spalvotą kabutėse revoliuciją. Tai yra banditinį kontrrevoliucinį perversmą. Pavyksta jam ar ne, aišku, atviras klausimas, bet norint sprast, kodėl tai yra daroma, reikia dar plačiau konteksto, tai istorinio konteksto. O jis yra koks? Dar 19 amžiuje JAV prezidentas Monroe suformulavo principą, kad vakarų pusrutulis tai yra išimtinai Jungtinių Amerikos valstijų įtakos zona ir jokiom europiniam valstybėm, ypatingai Britanijai ar Prancūzijai, ten veltis nevalia. Ir kai jau JAV industrializavosi ir tapo iš tiesų tokia pasaulinė pramoninė jėga, baigiantis 19 amžiui, tai toji Monroe doktrina ir įgyja prasme, kad visa Amerika, šiaurės ir pietų, tai yra amerikonų pereinamasis kiemas, o Latino Amerikos šalis konkrečiai tai tiesiog pigių išteklių išgavimo zonos. Ir ten jau nuo 19 amžiaus galo, įskaitant toj pačioj Kuboje, buvo formuojami marionetiniai, vadinamų bananinių respublikų režimai, kur amerikonam parankus korumpuoti diktatoriukai sėdi, jie vykdo tai, kas amerikonam paranku, leidžia jų kompanijom auginti vaisius, išgavinėti metalus, mineralus, taip toliau ir viską gabent
viską gabenti į Jungtinės Amerikos valstijas. Bet tačiau 20 amžiaus viduryje atsirado pirma ryški ir sėkminga išimtis. Tai yra 59 metais per partizaninį karą ir revoliuciją Kuboje į valdžią atėjo Fidelis Castro su savo bendražygiais. Ir jie ne tik Kubą pavertė iš amerikonų užpakalinio kiemo, iš amerikonų bardėlio, tiek perkeltinė, tiek tiesioginė prasme, į nepriklausomą šalį, bet jie dar pasuko Kubą socialistiniu keliu. Tai natūraliai Kuba ėmė glaudžiai bendradarbiauti su Tarybų sąjunga, kuri buvo suinteresuota tiek deklaruojamos ideologijos požiūrį, tiek ir pragmatiniu požiūriu Kubą remti, nes šalto karo kontekste tai jiem paranku turėti sąjungininką, turėti savus žmonės prie pat pagrindinio priešininko, tai yra prie Jankių durų, kurį jie ir turėjo. Ir jei pažvelgus į Kubą, ne tik kaip į valstybę, bet kaip į savotišką socialinį, politinį, ideologinį tokį eksperimentą, tai ypatingai žiūrint iki TSRS kracho, galima sakyti, kad tai buvo net labai sėkmingas eksperimentas. Tiek materialinė prasme, milijonai žmonių buvo ištraukti iš absoliutaus skurdo, suteikiant jiems būstą nuosavą, suteikiant visuotinį švietimą, sveikatos apsaugą, itin aukštos kokybės dalykai, aišku, baziniai, mums gal skamba kaip banalus, bet trečio pasaulio šalyse, neokolonijinėse šalyse, tai čia yra didelė prabanga. Ir manau, labai daug turėtų sakyti tas faktas, kad net šiandieną, nepaisant visko, kad ir tos TSRS nebėra, ir sankcijų, ir viso kito, ir skurdo tame tarpe. Kuboje, pavyzdžiui, procentaliai mažiau vaikų miršta gimdami ar greit po gimimo negu Jungtinėse Amerikos valstijose, kur tikrai yra viena turtingiausių pasaulio šalių. Ir čia yra būtent sistemos, ekonominės, socialinės sistemos, žmonių tarpusavio socialinių santykių išdava. Bet čia tarp kitko, čia būtų kitas dalykas. Esmė, kad Kuba vykdė savitą socialistinį projektą, siekiant tiek demokratiškesnio modelio nei tarybinis, netaikant TSRS būdingo priverstinio ateizmo, antireliginės tos visos politikos. Priešingai Kuboje greta sekuliarių ir ateistų, marksistų revoliucionierių taip pat buvo ir yra kryptis krikščioniško socializmo, komunizmo ir jie atviri tam visam išsivadavimo teologijos judėjimui. Ir žiūrint tarptautinę areną, galima sakyti, Kuba buvo žymiai principingesnė, žymiai radikalesnė ir revoliucingesnė nei Tarybų sąjunga. Paimkim pavyzdžiui 70 metais Angolą, kuri kovoja už savo laisvę prieš buvusius kolonistus ir Pietų Afrikos apartheidinį rasistinį režimą. Tai pirmasis ir pagrindinis Kubos rėmėjas, ne tik finansinis ar materialinis, bet realiai gyvais žmonėm, gyvais kariais, tai buvo Kuba. Taip pat Kuba rėmė aktyviai ir Pietų Afrikos Respublikoje nacionalinį išsivadavimo judėjimą. Tai yra juodaodžių judėjimą prieš apartheidą. Ne veltui buvo geri draugai Nelsonas Mandela amžinatilsis ir Fidelis Castro. Tai Kuba iš tiesų yra puikus pavyzdys, kaip šalis jungia savo nacionalinį interesą, savo nacionalinį orumą, savigarbą su pažangia, bendražmogiška socialinė idėja, su internacionalizmu, kurį minėjau praeitoj laidoje. Tai šita Kuba, nepaisant visko, ji išsilaikė iki šios dienos. Ji jau, aišku, nebe tokiais pagrindais kaip su Tarybų sąjunga, bet jie glaudžiai bendradarbiauja ir su Rusija, ir su Kinija, su BRICSO valstybėmis.
Ir itin artimą ryšį ji palaikė su Venesuela. Siekiant apskritai formuoti Latino Amerikoje tokia kaip, galima sakyti, projektas buvo iškeltas Čavezo dar ir Castro padaryti tokią kaip latino amerikietišką Europos Sąjungą, kuri galėtų užtikrinti tiek ekonominį bendradarbiavimą, tiek ir savarankiškumą tų visų šalių, kad jos nebūtų pajungtos į Jankių diktatą. Ir kaip tokia, Kuba, aišku, amerikonams labai ir labai neparanki. Bet kasgi vyksta dabar? O dabar amerikonai matydami, kad jiem pasaulinis viešpatavimas slysta iš rankų, kad grinai ekonominių pagrindų jie anksčiau ar vėliau, bet pralaimės konkurenciją prieš Kiniją ir prieš BRICSą, ir kad tai turės milžiniškas pasiekmes jiem viduje, turiuomenį smarkiai krisiantį pragyvenimo lygį ir paaštrėsiančius socialinius, rasinius bei kitokius konfliktus, tai amerikonai imasi net desperatiškų priemonių savo tai viešpataujančiai padėčiai išlaikyti. Ir visa tai, ką mes dabar matome, tai ir yra ne kas kita, kaip tie bandymai. Ir čia aš turiu omeny tiek metų pradžiai įvykusi išpuolį prieš Venezuelą, Maduro pagrobimą, tiek puolimą prieš Iraną, tiek amerikonų planus aneksuoti Grenlandiją, tiek spekuliacijas čia dėl Kanados. Idealią, manau, Trumpas norėtų sukurti tokią totalitarinę, fašistinę Amerikos imperiją ant viso ar beveik viso Šiaurės Amerikos kontinento ir ten įsitvirtinęs bandyt parklupdyti Kiniją. Ar šis bepratiškas planas pavyks ar nepavyks, aišku, aš nežinau ir žinoti negaliu, bet kokios to galimas pasiekmes visai žmonijai, tai manau daugiau nei pakankamai mus moko Hitlerio ir Antrojo pasaulinio karo pavyzdys. Nu, grįžtant konkrečiai prie Kubos, tai žinoma visko gali būti. Gali būti tiek viduj kurstomi neramumai, įvairios provokacijos kuriamos, gali būti tiek ir išorinė amerikonų intervencija. Ir labai daug ką pasakytų tokiu atveju, kokia būtų Rusijos bei Kinijos laikysena. Nes aš jau kaip anksčiau esu pasakęs, labai skeptiškai žiūriu į tą požiūrį, kad būk tai BRICSas čia kažkokia alternatyva vakarų hegemonijai. Tai be abejo yra pozityvu tuo požiūriu, kad atsiranda konkurentas, išmuša tas konkurentas amerikonam galios monopolį iš rankų, tai turėtų sukelti ir jau kelia tam tikrą globalų chaosą. Ir tas globalus chaosas galbūt atvers duris realiom permainom ir alternatyvios kapitalizmui sistemos iškilimui, kurioj nors atskiroj šalyje ar net šalių blokė, šalių grupė. Kalbant apie Aziją, apie Afriką, apie tą pačią Latino Ameriką. Bet aš aišku teoretizuoju. Kalbant konkrečiai, tai manau, ar taip artėja labai sunkus laikai, dar sunkesni laikai nei dabar kubiečiam ir skausmingi, bei tikriausiai krūvini įvykiai, kurie neaišku, kuo baigsis, bet tai pažiūrėjusi tai tuo kampu, kad nebūna to blogo, kas neišeitų į gerą, tai manau pagrindinis pliusas čia yra tas, kad Trumpas ir Jungtinės Amerikos valstijos čia galutinai save diskredituoja. Jie parodo, kad jokios ten taisyklėm, ten grįstos tvarkos, nieko panašaus nėra. Jie yra nedaugiau ir nemažiau kaip elementarūs banditai, kaip plėšikai, kaip žmogžudžiai. Ir pas juos galioja grinai kriminogeninės gangsterių taisyklės. Ir tą matydami, manau, ypatingai latino amerikiečiai, kur dar turi kažkokių iliuzijų dėl ala demokratijos ir laisvės tos tvirtovės, kad jie supras. Ir neapykanta Amerikai, neapykanta Trumpui ir valdančiai klasiai Amerikos, ji tik didės ir aštrės, tiek visam pasauliu, tiek ypatingai Latino Amerikoje. Ir tai konstatuojant, noriu tiesiog išreikšti viltį, kad
manau, jog ir Lietuvoje daugės žmonių, kurie šitai supranta ir kurie laikosi atitinkamai. Ir kalbu būtent apie žmonės, kuriuos domina teisingumas. Domina teisingumas ir teisingesnis, humaniškesnės visuomenės perspektyva. O nelindimas į tam tikrą vietą, kurios neminėsiu. Pasaulio galingiesiems, norint neva savo čia išsimušt geresnę vietelę, atsipjaut didesnį gabalą tojo globalaus kapitalistinio pyrago. Bet čia jau atskira tema laidoms, kur plėtosime tą globalizmo, imperializmo ir apskritai kapitalistinės globalizacijos bei alternatyvoms galimoms temą. Šiam kartui tiek. Taigi, kaip visada, dėkoju tiem, kas žiūrėjot, kas klausėt, ypatingai dėkoju tiem, kas remėt, tiek pinigais, tiek darbais, tiek morališkai. Paraginsiu rašyti komentarus, dėti nykščius į viršų, dalintis, platint. Jeigu turit ką pasakyti privačiai ar norit bendradarbiauti, rašykit L-paštus čia nurodomą adresu. Lankykitės mūsų portale tiesos.org. Ir laukite kitų laidų, kurios, jau nebe pirmą kartą sakau, greitai vėl bus. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki tų laidų. Sėkmės!